Sveiki! Šiandien noriu šiek tiek pakalbėti apie laisvę. Iš esmės, žodis laisvė yra labai sąlygotas. Kas vienam laisvė, kitam gali būti visai nelaisvė. Vienam laisvė yra dirbti, kitam visai nedirbti, dar kitam dirbti tik tai, kas patinka. Vienam laisvė yra, kai suvaldo savo protą, geba valdyti savo mintis, kitam laisvė yra finansinė nepriklausomybė. Dar kitam laisvė yra būti neįsipareigojusiam santykyje ir dar kitam laisvė yra nušvitimas. Tačiau didžiausia iliuzija mano suvokimu yra tokia, kad dažnam žmogui atrodo, kad jeigu jis pasieks tą savo laisvę, tai vat tada jau tikrai bus laisvas ir tikrai bus laimingas. Paradoksalu, bet dažniausiai būna taip, kad jausmas būna momentinis. Tas pats ir su laime. Būsiu laimingas, kai ateis gimtadienis, kai ateis kalėdos, kai nusipirksiu, kai gausiu, kai pasieksiu. Ir kai ateina tas kai, tada vėlgi dažniausiai pasirodo, kad ta laimė labai momentinė. Tada vėlgi būsiu laimingas, kai noras veja norą, troškimas troškimą, gaunasi toks tarsi užburtas ratas ir galiausiai įstrigimas tame. Iliuzija. Kai kurie žmonės ruoštis kalėdoms pradeda jau porą mėnesių prieš šventes. Dėlioja, organizuoja, planuoja, perka. Smagu, suteikia laimės, kažkokios pilnatvės. Tačiau atėjo ir praėjo šventės. Kas liko? Ar liko ta pati euforija? Ar liko ta pati laimė, pilnatvė? Ar iš vis jos bent kiek liko? Kas dabar kiekvieną rytą motyvuoja atsikelti iš lovos? Kas dabar yra stimulas kiekvieną rytą keltis iš lovos su džiaugsmu, su entuziazmu arba bent jau su lengva šypsena veide? Tikriausiai mažai kas atsibundam, ar ne ryte, ir apsidžiaugiam, kad atsibudom, kad nauja diena. Yes, dar viena diena. Ir taip kiekvieną rytą kaip ir gimtadienį. Girdėjau neseniai pasakymą, nejaučiu kalėdų dvasios. Tai gal čia savęs jau nesijaučia, gal čia jau siela ilgisi savęs. Jei giliau pasikapščius, apatija ir liūdesys gal kyla iš pametimo savęs, išsibarstymo. O tas šventinis laikotarpis yra tik trigeris, tik katalizatorius toms užspaustoms nutirpusioms dalims, kurias trigerina tie laimingi žmonės aplink, kurie jaučia tą šventinę dvasią. Daug klausimų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių, kurie sau kelia tos klausimus. Arba kad yra tokių, kurie bent kiek suklūsta į tokius klausimus. Ypatingai tie, kurie nori būti ilgai laimingi. Ypatingai tie, kurie nori kuo mažiau tų euforijos ir kančios supynių, to dualizmo. Jei nesimokysim, jei netreniruosim savęs būti laimingais laisvais dabar, jau dabar, šį momentą, ir visai nesvarbu, kokios šiuo metu aplinkybės, tai labai tikėtina, kad tais laimingais, laisvais, pilnais niekada ir nebūsim, arba būsim labai laikinai. Tik laikinais momentais, o tie momentai tiesiog tik akimirksniai. Čia buvo, čia nėra. Nors galbūt ir pas kai kuriuos šiuo metu visa supanti aplinka liudija kitaip, nors ir atrodo viskas arba daug kas blogai, vis tiek jau pradėti persiprogramuoti reikia dabar pat. Jau dabar. Nes tas visas supantis blogumas yra ankstesnių minčių, reakcijų ir būsenų rezultatas. Nors ir jeigu pas kai kuriuos šiuo metu viskas pakankamai pusėtinai, ir tai nėra gerai. Pusėtinai jaustis yra pusėtinai gyvent, o taip gyvent tai nepatirti pilnai šito gyvenimo grožio. Būna žmonės klausia, ar manifestacija veikia ir aplamai kas tai yra. Kažkodėl atrodo, kad manifestacija yra kažkas tik gero, pozityvaus ir labai mistiško. Kažkokia vos ne utopija. Bet tokiu pačiu principu tuos blogus dalykus į savo gyvenimą taip pačiai mes prisitraukiam. Mintis, emocija, jau žiūrėk virsta jausmu, jau žiūrėk virsta būsena,
O dominuojančios mintys, dominuojančios emocijos, dominuojantys jausmai ir būsenos yra generatorius to, ką traukiam link savęs. Kokias situacijas ir aplinkybės traukiam, kokius žmones traukiam, vėlgi užsuktas ratas. Principas toks, dėsniai tokie. Tik mums patiems rinktis, ką generuosim, ką link savęs trauksim. Nepaisant jokių aplinkybių, jeigu žmogus nesuims savęs į rankas ir nepradės sukt kitos plokštelės jau dabar, tol teigiamos tos būsenos bus laikinos, o neigiamos dominuojančios. Tol bus pakentėsiu, tol bus ai ir taip gerai, kaip nors, o dabar tai jau visai prastai, kada čia pagerės, ar ne? Kažkada bus gerai. Bet kai plokštelė bus pakeista, tada, kai ateis kalėdos, kai ateis gimtadienis, kai ateis darbo ar kažkokių tai pastangų rezultatai, tada taip, bus faina, bus labai smagu, bus laimė, laisvė ir panašiai. Tačiau kai praeis gimtadienis, kai praeis kalėdos, tada vis tiek liks ir laimė, ir laisvė. Neliks kančios tik tada, kai ta laisvė, laimė ir pilnatvė su šventėmis neišeis. Todėl reikia mąstyti taip, elgtis taip, kad teigiami dalykai, teigiamos tos būsenos būtų dominuojančios. Todėl viskas prasideda nuo čia ir dabar. Viskas ir baigėsi ties čia ir dabar. Sąmoningumas prasideda nuo čia. Pabudimas prasideda nuo čia. Nušvitimas prasideda taip pat nuo čia. Tik skirtingais gyliais. Pats tinkamiausias laikas yra dabar. Todėl labai linkiu suimti save į rankas. Kas jau esat suėmę, linkiu dar labiau suimti. Tik jokių būdų ne su kontrole, o su atsakomybė. Suimti save į rankas tai nereiškia save spaust, engt, kontroliuot, kažko savo neleist, kažkur save ribot. Didžioji dalis likimo yra mūsų pačių rankose. Pagal laisvos valios principą yra toks visatos dėsnis. Dėsnių niekas neatšaukė, jie yra ir visada buvo. Tai pagal laisvos valios principą galim pradėti nesutikti su mažiau nei esam verti. Kai pradedam prieštarauti tam tokiam pusėtinam gyvenimui, kai išreiškiam savo valią, tada visata pradeda po truputį perdėlioti bėgius. Tada pradeda keistis aplinkybės, situacijos, pradedam traukti kitus žmones į savo gyvenimą. Mes esam verti visi. Jau iš prigimties esam verti. Nesvarbu, kad kai kurie užaugom su kažkokiom traumom, su neteisingais įsitikinimais, su žalojančiom pasąmonės programom. Dabar, būtent jau dabar, galim pradėti save kreipti kitą linkmę, kreipti į kitą kelią. Tai nuoširdžiai linkiu bent pamastyti apie tai, o geriausia būtų apsispręsti, padaryti sprendimą, keisti tai, kas netenkina. Jau dabar.